Tai šiandien mūsų svečiuose viešnia Gintarė, kurią netrukus pristatysime plačiau. Ji pasidalins savo verslo isteriją ir mes paliesime šiandien viešumo temą, kai tu dirbi savarankiškai, kai tu esi solo verslininkas, kai tu esi verslo savininkas ir kokia yra ta viešumo kaina. Žinokit, aš noriu jums pasakyti, turbūt jūs pati dar ten to maždaug nežinote, bet žinokit, jūs tikrai laukitės, yra mergytė, žinokit, nes matau jūsų veidas papilnėjęs ir aš galvoju, rimtai, jūs rimtai. Visiems būdavo visada smalsu, kur mano mama yra dingusi. Nu, ką aš dabar kiekvienam sakysiu, kad jinai danguje, nu, ta prasme. Aišku, aš labai ilgą laiką jį slėpiau ir nepasakau daug visokiausių dalykų, tai visi mane matydavo tik tai su tėčiu, šuniu, kaip močiutė. Savo taip labai stipriai asmeniško gyvenimo aš nedrįsdavau rodyti, nes aš tiesiog nenorėjau kritikos. Aš nenorėjau, kad, kaip sakant, kažkas sugultų visi mano socialiniai gerbėjai kartu su manimi į lovą ir kritikuotų, komentuotų kokią ten. Bet jeigu aš ir slėpčiau tą pilvą, nu tai koks jūsų reikalas? Tai Gintarė visai neseniai savo socialiniuose tinkluose pasidalino istoriją, kuri turbūt beveik kiekvieną moterį priverstų prasmegti žemėje, bet jinai nepasimetė ir nepabijojo apie tai pakalbėti viešai. Gintarė Ačaitė Česonė yra gerai žinoma kaip Varlių spinta įkūrėja ir ji turbūt pati plačiau šiek tiek pasidalins, ką ji veikia, ką ji kūrė, ką ji daro, nes ji pati geriausiai žino. Tai Gintarė, trumpai prisistatyk, ką tu veiki ir koks tas tavo verslas. Sveiki visi, pirmiausiai. Kaip ir turbūt galvau, kad gal jūs mane pristatysite, bet turbūt teks man pačiai, ne? Pačiai apie save kalbėti ganėtinai sudėtinga, bet pristatysiu turbūt kaip drabužių kūrėja, dizainerė. Varlių spinta gimęs pavadinimas prieš 10 metį, būtent tame laikotarpyje, kai studijavau aprangos mados inžineriją ir tuo metu savo tuometiniams klientams, nes aš tuo metu fotografavau vestuves, siūlydavau vyriškas varlytės, peteliškės. Ir taip kažkaip Facebook'e užgimė pavadinimas Varlių spinta. Tada jau aš pradėjau įtraukti ir drabužius, nes aš jau tą aprangą studijuoju, kažką noriu siūti, jau ir drabužius kažką, bet galvoju, nu prie ko čia ta mano varlių spinta, tai čia dabar kas čia varlės kažkokios, dar kažkas. Ir tada aš nueinu į vieną seminarą, į kitą seminarą, į trečią ir man visi sako, kad tavo labai geras pavadinimas. Ta prasme, kad tai, nu tu nieko nekeiš, čia kaip senukai, nu negi ten eina seni žmonės, nu ne, taip ir čia, nu nei čia varlės, nei čia kas, bet tiesiog aš perkūriau patį logotipą ir taip ir liko mano Varlių spinta ir visi tiesiog jau nebegirdi to žodžio Varlių spinta, jie tiesiog kaip visą sąskambį pačio prekinio ženklo girdi ir aš esu išplėtojusi savo prekės ženklą jau iki moteriškų drabužių ir iki vyriškų drabužių linijos. Deja, šiai dienai netgi vyriškų varlyčių jau net ir nebėra, nes jų rinkai kaip ir nebereikia, bet jau kažkaip, jeigu kažkas paprašo, tai dar pasibu, bet šiaip kaip ir nebereikia. Bet kaip ir minėjau, aš prieš tai, kiek gali tilpti viename žmoguje, tai aš tokia esu labai didelė savo viskuo, idėjom, darbo, įgūdžiais, viskuo. Tiesiog aš ir kuriu drabužius, ir siuvu pati juos, ir pristatau pati juos, ir fotografuoju pati juos, ir modeliu būnu, ir visa tai telpa į tą vieną žmogų, į mane. Bet man iš karto kyla klausimas, bet kaip gali tilpti viename žmoguje tiek daug ir talentų ir kaip spėti galbūt irgi tas klausimas, nes tikrai tu pati ir kuri, ir dar pati turinį kuri socialiniams tinklams. Taip, aš irgi kaip tik norėjau paklausti, kaip seniai, ar nuo pat pradžių pradėjai kurti turinį socialiniuose tinkluose, kai pradėjai savo šitą veiklą, ar vėliau pradėjai, tai pasidalink būtent šitą. Turbūt nuo pat pradžių, ne tik, kad turbūt nuo pat pradžių, bet tiesiog nebuvo dar tos mados storius filmuotis, ar ten vilsus, ar dar kažką, bet visada stengiausi perlipti per save ir žingsnį žengti, kad nepasimesčiau, nepasilikčiau, nes jau jeigu netgi būdavo kažkokia mergina pas mane dirba, ne, turiu darbuotoją ir jinai kokiais 5 arba 10 metų už mane jaunesnė, aš jau jaučiuosi šiek tiek atsilikusi nuo naujienų ir technologijų ir stengiuosi vytis tą jaunimą, jau kaip aš vadinu, nors savęs visiškai nevadinu, sena, ne, bet vis tiek stengiuosi vytis, nes tos technologijos metai iš metų, mėnesį iš mėnesių tiesiog keičiasi ir taip toliau. Tai
aš visada stengiausi žengti tuos tokius pirmosius žingsnius, kad ir kokie jie būtų gal sudėtingesni ar kažkokie, stebiu kitus ten užsienio kokius kūrėjus ar ten socialinių medijų, kurie kūrė kūrėjus ir stengiuosi irgi kažką panašiai gal daryti ir taip toliau, bet šiaip labiausiai turbūt ta socialinė medija, kaip ir visus, prasidėjo jau per karantiną, kai prasidėjo tas jau virusas. Bet jau beveik turbūt 5 metai atgal. Taip, tai jau taip, ta prasme, taip jau tiesiogiai tada pradėjau kalbėti į istorijas, nes prieš tai būdavo, kiek ir dabar pasižiūriu savo archyvus, tai būdavo labiau tik tai postai, kažkokios nuotraukos įkeliamos ir taip toliau. Bet mane lydėjo visada fotografija, tai aš visada su fotoaparatu tiesiog būdavau ten, nesvarbu kas, niekada kažkaip nesamdydavau profesionalių fotografų, nes pati turėdavau kamerą ir iki dabar turiu profesionalią kamerą, su kuria ten draugės, draugai, tėtis, brolis, dar kažkas nufotografuodavau ir tiesiog aš taip net ir pati elektroninės parduotuvės nuotraukas pildydavausi. Ir aš jokių modelių nesamdydavau, nes ką pastebėjau, esu samdžius ir esu fotografavus ant kitų žmonių, bet kaip be būtų keista, niekas neperka tų drabužių. Ką aš nufotografuoju ant savęs, tai viskas būna nuperkama. Tai aš suvokiau, kad turbūt žmogus perka ne patį drabužį, o perka mane. Iš karto norėtųsi pereiti prie to, galbūt pokalbio apie tą viešumą, kadangi taip labai gražiai ir įpyniai, kad jau 5 metai aktyviai, sakykime, socialiniai medijose, tai ko dažniau tenka susilaukti. Aš tikrai net nebejoju, kad aišku, pagirų, gražių žodžių apie rūbus, apie kūrimą, bet ta kita pusė ir šiandien apie ją labai norėtųsi pakalbėti ne dėl to, kad norisi kelti paviršių tai, kas nemalonu ir nepatogu, bet gal dėl to, kad iškelt tam, kad kiti būtų drąsesni, irgi tokie patys kaip mes, smulkaus verslo kūrėjai. Tie, kurie realiai net ir negali šiai dienai turbūt nesireklamuoti socialiniai medijai, nes tiesiog jie bus nematomi, jie neturės pardavimų ir jų verslas greičiausiai žlugs, nes pagrindinis turgus vis tiek vyksta socialiniai medijai. Taip, ir būtent apie tą incidentą galbūt gali plačiau truputėlį papasakoti. Tai pradėjus vesti tos socialinius tinklus, pastebėjau, kad labiau žmonės įsitraukia, kai tu pradedi kalbėti apie asmeninį savo gyvenimą. Aišku, aš labai ilgą laiką jį slėpiau ir nepasakau daug visokiausių dalykų, tai visi mane matydavo tik tai su tėčiu, šuniukais, močiute, dar brolis po to kažkurio metu įsitraukė ten ir brolienė, vaikučiai, o kažkaip savo, taip labai stipriai asmeniško gyvenimo aš nedrįsdavau rodyti, nes aš tiesiog nenorėjau kritikos, aš nenorėjau, kad, kaip sakant, kažkas sugultų visi mano socialiniai gerbėjai kartu su manimi į lovą ir kritikuotų, komentuotų, koks ten vyras gražus, negražus, ar aukštas, žemas, plonas, storas, ar ten dar kažkoks, ne? Tai kažkaip visą to vengdama aš tiesiog stengdavausi, tiesiog nepasakodavau ir tiesiog apeidavau tą tematiką tokią, bet vis karts nuo karto, aišku, gaudavau tokių strėlių, kritikų ar ten komentarų, tai ten įsenmergė, tai ten vieniša viena, ar ten taip toliau. Tas irgi ganėtinai žeisdavo, bet aš vis tiek buvau pasirinkusi kelią nepasakoti. Nes kažkaip tiesiog nenorėjau, man tai buvo neskanu, nes aš matydavau, kaip kitus komentuoja, kritikuoja. Ir nepasakot apie antrą pusę. Jo, čia tuo metu tada buvo apie antrą pusę. Ir nepasakot kažkaip ir ne tiek, kad apie antrą pusę, tiesiog apie visas mūsų gal šeimos, apie gyvenimą dar kažką. Visiems būdavo visada smalsu, kur mano mama yra dingusi. Ką aš dabar kiekvienam sakysiu, kad jinai danguje, ta prasme, tiesiog man tai yra jautri tema, aš jos nenoriu liesti, aš nenoriu pasakoti, kas ten buvo ar nebuvo. Būdavo paklausyti kažkas, o Jėzus, tai kiek jūs galite tą savo mamą slėpti? Ta prasme, man tai yra skaudi tema, kiek aš norėsiu, tiek jūs slėpsiu. Jeigu aš nekalbu, tai reiškia, ta tema, nėra, kurią aš norėčiau kalbėti. Aš kalbu tom temom, kuriuom aš noriu kalbėti. Ir paskutinis tas, toks, kaip jūs įvardinot, incidentas, tai turbūt ir kaip ir mūsų preliminariai skambanti, kaip čia antraštė, apie kūną, tai tiesiog aš norėjau būti tokiu vėliavnešiu, nes kažkaip moteris pradėjo komentuoti. Nepasakyčiau, kad tai buvo labai daug tų komentarų, bet man užteko kelių, kad aš turbūt taip jautriai sureaguočiau. Galbūt kaip aš juokiuosi, suveikė hormonai moteriški ar kažkas, kad aš taip sureaguočiau. Bet kai tu stengiasi, tu kažkaip prižiūri savo kūną, visi tikrai mato, kaip aš maitinuosi, dalinuosi ten ir filmuojuosi tikrai ir be makiažų, ir būna ir spuogeliai kažkokie ant veido, galbūt net ir papilnėjimas prieš PMS, ar ne, moteriška, tai yra normalu, tu gali priaugti 2-3 kg, ar ne, ir staiga man pasako, tarsi kokios kaip burėjos, kad aš laukiuosi, ir aš tada galvoju, gal tikrai, bet tai gal tikrai, kas čia, tu kaip čia dabar, tai
Bet jos man rašo, kad aš laukiuosi, tai čia jau man reikia varyti testą, gal pasidaryti ar kažką. O jos, tai ar jos klausė, ar jos kaip teiginį jau? Nu, kaip teiginį. Jau kaip teiginį. Nu, buvo jos komentaras, aš aišku, po to su ta, kaip čia sekėja, pabendravom truputėlį, tai aš tikrai nelaikau tarsi pykčio, tikrai, va, atsiprašau, jeigu matysit laidą, nelaikau tokio kaip pykčio, bet aš tiesiog pasirinkau būti to vėliavnešiu, pasakyti, kad, nu, tokie klausimai ar tokie teiginiai, nu, jie nėra padorūs ir jie nėra šiai dienai skanus ir jie tikrai gali žaisti, jie tikrai gali iki ašarų kitą kartą atvesti žmogų. Man tai buvo gal tuo metu kažkaip sudėtinga, nes tą dieną suplaukė kažkaip tokių emocijų ir turbūt tokį jau dugną visiškai pasiekiau, kad vat, bet aišku, jūs mane pastebėjot vien dėl to, ne? Ir pakeitė čia. Taip. Bet pasiekus tą tokį dugną, tu tada tokiu nori tapti vėliavnešiu ir papasakoti, kaip tu jautiesi, kad ne visada tu gerai jautiesi, kad tokie incidentai, tokie klausimai, tarsi tą dieną, tą valandą, netgi aš nežinau, kažką aš ten parašiau, įsikėliau, kad aš šiandieną nenoriu rodytis, turbūt jūs mane, nes ne kaip atrodau, kažkaip taip aš pati pasirašiau. Ir tada žmonėm iškart pasirodė, kad kažkas su manim negerai. Nu ir va tada pasipylė. Nes Gintarė visada linksma. Jo, ir pasipylė to žinutės. Žinokit, aš noriu jums pasakyti, turbūt jūs pati dar ten to maždaug nežinote, bet žinokit, jūs tikrai laukitės, yra mergytė, žinokit, nes matau jūsų veidas papilnėjęs ir spuogai yra jums ant veido labai ryškiai išryškėję. Ir žinokit, tikrai patikėkit manim, žinokit, jūs laukitės. Po to kitas irgi buvo, žinok, garantuoju, duodu 100%, tu laukiasi, nes, sakau, tai dėl ko, kas yra, ta prasme, aš tai nepasikeitų savo, nu nieko, nu ašgi žinau savo, nu, kokioje stadijoje esu šiuo metu, ar ne? Tai ir sako, nežinok, tu tikrai lauks, tavo veidas labai pasikeitęs veidas. Sakau, tai kas jam, toks papilnėjęs. Ir aš tada galvoju, rimtai, jūs rimtai. Tada kažkur iš po vandenų išgirstu, kad po vestuvių nematai Gintarės, net iš 2 ar 3 žmonių, kad ten kažkur kažkas šnekėjo, kad buvo suknelė, vat, neįliemenuota. Tu visiškai neseniai susitokiai. Taip, buvo suknelė neįliemenuota, tai tikrai. Tai čia gal dar tas bet faktas. Bet jeigu aš ir slėpčiau tą pilvą, nu tai koks jūsų reikalas? Nu, ta prasme. Aš, žinai, kartais galvoju, gal žmonės ne iš blogo, gal nori tokį būti tie sekėjai taip jie artimi, nes kadangi, žinai, mes dalinamės daug to, sakykime, nu, vieni daugiau to asmeninio turinio, kiti mažiau, ir jie gal susitapatina kaip draugų statuso ir jie praranda tas ribas, va, žinai, tose ribose pasimeta. Aš va irgi trumpai vieną istoriją pasidalinsiu, kad parodyti, kaip gali kitą kartą va, užgauti va tokie žodžiai, nes tu nežinai, kas yra, kaip tu sakai, su to mama, niekas nežino, kad jos net nėra jinai dangui, bet, nu, kartais klausia, kodėl tu ją slepi. Buvo tokia irgi istorija. Tikra, skaičiau knygoje, kad vyras su 3 vaikais atsisėda į autobusą ir viena moteris piktinasi, kad tas vyras negali sutramdyti savo 3 vaikų, nes jie rėkauja, jie tam autobuse laksto, duodasi ir ta moteris nesusivaldžius sako, gal galit nuraminti savo vaikus, koks jūs tėtis. Sako, atleiskit, nes mes ką tik palaidojom, nu, mano vaikai palaidojom mamą, o aš savo žmoną, žinai. Ir sako, nu, tiesiog, dabar taip yra, mes esam tokioj būsenoj. Tai tada ta moteris tiesiog atsiprašė ir jinai tikrai suprato, kad jinai nesuprato, nu, kad jinai taip pasielgė negražiai. Tai jo, kartais reikia turbūt prieš kažkaip elgiantis, nu, kiek įmanoma pamastyti, kiek tai gali stipriai, nu, užgauti kažkieno širdį ir ką išgyvena. Ne, čia dabar tiesiog išsikėlė ta tokia tema, kaip sakau, dėl kurios jūs pastebėjot, kaip sakau, incidentų pavadinom, nei čia incidentas, nei čia ką, gal tuo metu paverkiau, pabuvau su savim, su savo mintim ir taip toliau. Bet tiesiog aš taip norėjau pastovėti už tas moteris, kurios, gal aš šiuo metu, pavyzdžiui, neplanuoju, ne vaikų, o gal kiti planuoja ir jiems tiesiog gal sudėtinga jūsų susilaukti ir panašiai. Taip. Ir gal jie toj stadijoje, kur, nu, stengiasi labai dėl to ir taip toliau, ar ne? Tai aš tiesiog ne tiek, kiek už save, bet tiek, kiek už kitus. Čia lygiai taip, kai manęs paprašo pasidalinti kažkokią ten paramos fondų, ar ten dar kažko pasidalinti, kažkokią informaciją, nu, tiesiog pareklamuok, parodyti, nes turiu nemažai sekėjų, ar ne? Tai lygiai taip pat aš irgi čia norėjau padaryti ir man rašė ten ir tetos ir dar ten giminaičiai ir ten draugės, kad, nu, būk gera, nu, tu nesiaiškink, tu tiesiog palik viską ramybėje. Tai ir aš galvoju, o aš pasirinkau kelią aiškintis, bet ne dėl savęs, nes aš dėl savęs rami,
aš save puikiai žinau, aš žinau, kodėl mane beria spuogais, aš žinau, kodėl ten mano veidas truputėlį gal paputlėjo, nes ten, nežinau, priaugau kilogramą. Ir dabar aš jau jį žadu numesti, jau beveik numečiau pusę. Tai... Tu turi kitą misiją, tiesiog jo žmonės. Mano misija yra tiesiog apšviesti žmonės. Aš kaip tik ir norėjau pasakyti, kad ir labai gerai, nes galbūt kitiem tai yra labai būtų didelis spaudimas būti tiem tobuliem, žinai, kad tokie komentarai paveikia, natūralu, kad paveikia ir aš manau, čia visiškai žmogiška, nes visi turime emocijas ir dauguma gal gali jaus spaudimą būti labai labai tobulais ir labai gerai, kad tu daliniesi ir truputėlį atpalaiduoja ir kaip čia pavadinti, žinai, tie, kas tą pamato šitose temose. Ir čia, Gintarė, vienintelis toksai atvejis, ar dėl, pavyzdžiui, figūros, išvaizdos, plaukų, ar tiesiog pastebi, kad tave labai nori moteris kažkaip su tavim tą ryšį kurti per tą tokį Gintarė, o gal žiūrėk, gal čia taip ir taip, o gal Gintarė, o gal ir taip ir taip. Jauti tą tokį norą tau parašyti, gal tiesiog, ar čia buvo vienkartinis toksai atvejis, kad tau... Ne vienkartinis, yra visokiausių tų atvejų, yra atvejų buvę, kur aš ir užblokuoju žmogų, labai retas atvejis, bet esu užblokavus gal kas 2-3 moteris, vien dėl to, kad jau labai įkyriai man viską komentuodavau, kiekvieną mano žingsnį, nuo tai, kad peilio rankena plasmasinė iki mano plastikinės lentelės ir tada, kad ir folijoje negalima kepti, nors galima kaip ir tam tikroj temperatūrai kepti ten mėsą folijoje, bet, pasirodo, man negalima, kitiem galima, bet receptų knygose rašo, kad lygtais ir galima, tada aš jau galvoju, o Dieve, tai ar galima kažką man padaryti, ko aš noriu, ar negalima, nežinau. Žinokit, ten tas irgi tas nesveika, žinokit, šita silkė tai negera, nes čia yra kažkokio E5, nežinau, tada to. Ir aš tiesiog jau nedrįstu, aš dabar kiekvieną kartą prieš darydamas storį, pavyzdžiui, net ir vitaminų kažkada buvo tema, o Dieve, aš iš karto ištryniau tuos storus, nes jūs čia neklaidinkit žmonių, jeigu jūs geria tokius vitaminus, tai nebūtinai kiti gers, bet aš ir ne daktarė. Dalintis negali, žodžiu. Aš darau. Jo, dalintis negali, ne? Taip, tai aš tiesiog stengiuosi dabar, ką darau šiuo metu. Aišku, aš to heito nesulaukiu daug. Bet jo būna. Ir aš, aišku, kreipiu dėmesį. Gali, kad ir kas sakyti, kad ten tvirtos moterys stiprios, aš nekreipsiu dėmesio. Aš nei tvirta, nei stipri šiuo atveju, aš esu labai jautri, aš esu kūrybos žmogus, aš esu žuvies zodiako ženklas, kur yra visiškai jautrus žmonės. Ir aš tiesiog labai kreipiu dėmesį į tai. Ir aš tiesiog noriu atstovauti net ir tuos kitus jautresnius tarsi žmonės. Bet tuo pačiu aš noriu ir paskatinti, žmonės, kurie gal pradės savo verslą, kad visgi būtina būti socialiniai medijoje ir vesti ją. Bet tiesiog reikėtų pasirinkti kelią, kurio norėtumėt. Aš pastebėjau, kad aš parduodu visgi asmenybę. Tai aš ir privalėjau rinktis tą kelią. Taip natūraliai gavosi, ne tik, kad privalėjau, ne tik, kad buvo dabar aš atsisėdau ir dabar sakysiu, Gintarė, dabar tu pasakoji apie savo asmeninį gyvenimą. Taip nebuvo. Bet tiesiog kiek galiu, kiek mano orumas, kiek mano sąžinė man pačiai leidžia savęs atiduoti, aš tiek atiduodu, bet, tie komentarai. Bet aš manau, kad jo, mūsų laidai Gintarės atėjimas yra tikra dovana, nes tikrai ir pati iš savo patirties žinau, ir tu turbūt iš savo klientų žinai, mes esame apie smulkų verslą, mūsų tinklalaidė yra apie tai ir tikrai kiekvienas žmogus save kritikuoja ir randa jau pat save. O įsivaizduok, kaip gauna, gerai Gintarė, stipri moteris, 10-metį versle ir jau užsiauginus tą skūrą, sakykime, arba šiaip žmogus, kuris, kad ir jautriai reaguoja, bet supranta, kad yra tokia verslo kaina iš kitos pusės, ar ne, kad bus ir to, nebus vien tik 100% gražu, bet kad ji dalinasi ir tokiu būdu padrasina ir žiūrinčius, ir mane iš tikrųjų inspiruoja, ir manau, kad Miglį ir kiekvieną iš mūsų, kuris žiūri, tai čia yra labai turbūt didžiulė, ir dovana ir akcentas, kad, sakau, dar kartą pasikartosiu, tokie žmonės išdrįsta pasakyti ir nusinuoginti, tai čia tikrai Gintarė labai didelė pagarba ir padėka, kad, žinai, daliniesi iš tai. Taip, ir aš iš tikrųjų kaip tik to mintį išgirdau, kur sakai, kad reikia, ne tai, kad reikia, bet naudinga vesti tos socialinius tinklus. Aš manau, irgi labai pritariu šitai minčiai, kad labai sunku turbūt vystyti tą smulkų verslą, bet kokį šiais laikais, jeigu ypač tu pardavinėjai tam galutiniam vartotojui, ne verslui, bet galutiniam vartotojui ir nevesti socialinių tinklų tikrai yra sudėtinga. Tai aš manau, kad tikrai labai daug smulkių verslų net
tiksliau, net nesmulkių verslų, bet norinčių turėti tą savo veiklą, kažkokį tai verslą, suvokdami, kad tikėtina, kad vis tiek reikės vesti tos socialinius tinklus, jie net nepradeda, nes jie bijo viso šito, apie ką mes šiandien kalbam. Ir iš tikrųjų aš galiu iš savo pasidalinti ir savo asmeninę patirtimi. Tai aš pradėjau vesti socialinius tinklus prieš 2,5 metų kažkur, bet ilgą laiką iki tol, tikrai ne 1 metus aš norėjau tą daryti, bet aš to nedariau, nes tiesiog man buvo sunku perlipti, žinai. Ką mane pasakyti? Jo, man labai buvo sunku dėl kritikos, gal dėl to, kad aš norėjau ekspertinius tos dar socialinius tinklus vesti, tai vėl toksai, žinai, papildomas, kad įsijungia tas nepasitikėjimas savim, tai kas čia tu, kad tu čia dabar eitum ir kažką šnekėtum, žinai. Tai va, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad šiandien apie tai šnekam ir kad galim tikrai padrasinti ir parodyti, kad nėra tie, kurie veda tos socialinius tinklus kažkokį tai be jausmų ir kad jų tai nepaveikia, bet tiesiog mes tai bandom tą procesinti, kaip čia pavadinti. Procesinti, taip, galima ir taip pavadinti. Ir įveikti, ir kad tai neužgniuždytų mūsų, kad galėtume daryti tai, ką norim daryti. Jo, ir aš manau, kad nei viena nekeistų. Ar keistum kažką, Gintarė, pavyzdžiui, jeigu paskaičiau, žinai, ar dabar nevestum, kažkaip kitaip vestum, ar vis tiek tą kelionę tokią pačią pasirinktum, kaip dabar, pavyzdžiui, pagal šitą jauseną dabartinę, žinai. Aš labai šiaip apsikraunu, ką kiti pagalvos, tikrai neslėpsiu, labai apsikraunu. Bet ar keičiau, turbūt ne, aš turbūt esu užsiauginus tokią jau skūrą, kaip sakau, kad jau viskas varau tiesiai ir aš jau kaip tam arklį uždėti čia, kaip tie vadinasi, nežinau, ir varau taip tiesiai, bent jau taip stengiuosi, bent jau save įtikinėjau, kad aš taip varau tiesiai, nes ką esu pastebėjusi, jeigu aš pradedu mėtytis į šalis, į šonus, tai ir gaunasi toksai balaganas, tada aš ten, manęs tokios pilna, tai tiesiog kažkaip turbūt galvoju, kad nieko nekeiščiau, daryčiau taip, kaip ir dariau ir palinkėčiau turbūt net ir kitiems, ta prasme, nebijoti daryti, filmuoti, bet nebijoti filmuoti, save praktikuotis, filmuotis. Aš dabar pasižiūriu savo senus video, kur aš jų esu net neįkėlus. Ir aš galvodavau, kokia aš ten stora, nors aš ten svėriau 52 kg, gal ten buvau kūdžiausia iš kūdžiausių, bet ant tiek psichologiškai man kažkaip buvo, kad, gal čia, aš negražiai kažkaip atrodysiu, kaip čia į mane pažiūrės, nes matai, čia kokia rinkutė bus ar kažkas. Ir dabar galvoju, Dieve, kodėl aš nekėliau, aš ten taip gražiai atrodžiau. Tiesiog nebijoti čia ir dabar, nes mes gražesni galim būti kasdien, aišku. Bet, ta jaunystė yra tokia graži ir neatsuksiu to laiko, kaip aš tam buvau prieš 10 metų, turbūt gražesnė negu dabar savo jaunystę, savo viskuo. Ir tiesiog nebijoti savęs rodyti, nes man labai patiko viena tokia mintis, ką mes galim pakeisti, tai keičiam, o jeigu mes negalim kažko kontroliuoti, tai tiesiog, mes ir paleidžiam. Ir dar, Gintarė, aš labai noriu dar šiek tiek grįžti prie tos temos apie tos sekėjus ir apie tas ribas, apie tą ribų brėžimą. Ar tu, pavyzdžiui, jautiesi ir tu galvoji, kad tu vis tiek brėži ribas tiem sekėjam, ar tu labiau esi tai, kad, nepaisant to, kad vis tiek yra vienas kitas toksai komentaras, ar ne, kurį tu priemi, supranti, kad 90% ten ar 95% yra sėkmės, kažkiek ten to yra tokios kritikos, bet, ten, žinai, niekas jas neheitina, kad tu ten tokia, ten tada, bet tai subtilus toksai, žinai, pasakymas, kažkas tai galvoja, nustebėsiu Gintarė, pasakysiu, kad jinai laukės ir jinai pasakys taip, ir aš atspėsiu, ir, žinai, gal jis tokio entuzijazmo galvoja, kad čia kaip... Nieko blogo gal nenorėjo. Ir, žinai, čia toks, kaip mes sakom, tas toksai heitas, toksai, vis tiek jis toksai... Gal tai galvoja, kad draugiškas. Čia nespecialus, kaip čia. Net neheitas. Čia tiesiog natūraliai, čia kaip ir su plaukais buvo. Bet aš jau dabar, čia į tą klausimą, aš dabar jau ribas brėžiu. Bet man turbūt tas dalinimasis su sekėjais ir tai jie tampa tavo draugais. Aš net nežinau, nei kas ten sėdi už to ekrano, nei kokia ten ta moteris ar ten vyras ar kažkas. Aš tiesiog nuoširdžiai su jais bendraudama atrandu tą tokį ryšį ir tiesiog kitą kartą, iš tikrųjų, aš priimu kritiką ir aš vadovaujuosi ją. Aš ką dar irgi moku, tai vadovautis. Jeigu man pasakė, gerai, aš jau nusipirkau kaip už tą lentelę plastikinę, aš dabar jau su medinė turiu. Taip tikiu, tai mano sveikatai, bet aš tiesiog prieš tai skubėjau, nepagalvojau, pagrėbiau pirmą pasitaikiusią, bet mane pamokė. Taip, aš dabar folijoje nekepsiu, kepsiu stiklinę mindę, gerai, mane pamokė, bet aš priėmiau kritiką, bet gal ir gerai.
Bet brėži ribas, nes kada supratau brėžti ribas dėl plaukų. Nu, va, dar mano buvo labai istorija 2 metai dėl plaukų. Žodžiu, aš jau tą 10-metį, kaip sakant, kai netekau mamos, tai iš tiesų labai staigiai pražilau. Ir aš tiesiog, atsibosdavau vis dažyti tos plaukus tamsiau. Ir tada aš nusprendžiau juos šviesinti. Ir šviesinau, 2 metus šviesinau. Ir aš atsisėdu vėl pas kirpėją kėdėje ir sakau, bet žinot ką, manęs niekas nepagiria. Niekas nepasako, kaip gražiai atrodai. Ir ar tu tikra, kad tau tinka tokia plaukų spalva? Nu ką, žinau, aš sakau, kirpėja man sako, kad man tinka, aš pasitikiu profesionalais, tai aš einu į kirpyklą profesionaliai, dažausi, nenamie ten tepliojusi, teptukų pati. Ir kažkaip ta plaukutė man buvo. Ir aš po to supratau, kai aš pradėjau klausti, kaip jūs manot, tai ar man čia grįžti tą tamsią spalvą, ar negrįžti, ar čia šviesi gražiau, ar tamsi. Ir davai prasideda komentavimai, kad tai tau šviesi gražiau, tu ten jaunesnė, gražesnė tokia, kita ten tavo oda prastesnė prie šviesių tata, tau tamsus buvo gražiau, kiti rašo, tamsus tu buvai kaip sena jau atrodai, ten pasenus, šviesus kaip tik tave sendina, jau. Ir pala, stop, galvoju. Ir aš tada supratau, kad aš turiu užbrėžti ribas ir tiesiog, kaip jos užbrėžiamos, tiesiog nebeklausti, kaip man geriau pasielgti. Tai va čia tas yra arklio tie apkaustai į priekį varyti. Nebeklausti, kodėl aš turiu dabar klausti, kas man tie mano armija sekėjų. Taip, jeigu, aš paklausiau, kaip jūs manote, į kokį Turkijos viešbutį man vykti, tai gal ir fainai ta rekomendacija, bet apie mano išvaizdą aš supratau, kad man reikia nebeklausti ir aš tiesiog ramiai gyvensiu. Tai va čia, manau, ir buvo tos ribos. Tai iš tikrųjų daug labai išgirdau patarimų būtent tam smulkiam verslui, kuris norėtų pradėti arba kuris jau veda socialinius tinklus, bet gal dar ne iki galo rado savo vietą juose. Tai vieną mintį išgirdau, kad reikia, tie, kurie neveda, tai reikia tiesiog praktikuotis, iš esmės ir tie, kurie veda, reikia praktikuotis, reikia nebijoti, ar ne. Tada kita mintis, kaip tu minėjai, susirasti tą, kiek tau yra patogu, ar ne, ar aš dabar turiu savo sekėjų klausti, tas gražiau, tas negražiau, ar neturiu. Tai tiesiog turbūt praktikos keliu susirasti, kiek tau yra patogu su jais bendrauti, kaip artimai tiksliau patogu su jais bendrauti. Bet tai vis tiek duoda sėkmės daugiau. Aha, ir kaip tik norėjau sakyti, gal dar kažkokių kitų patarimų turi būtent smulkiam verslui, kuris arba jau veda, bet dar neradė savo vietos socialiniuose tinkluose, arba dar tik planuoja vesti juos. Truputėlį aš linkėčiau vis tiek įvesti to asmeniškumo. Įsivaizduokit, jūsų pirkėjas, nesvarbu, kokias jūs paslaugas teiktumėte, ar jūs drabužius pardavinėjate, ar jūs vištieną, ar jūs kiaušinius, ar jūs teisinės paslaugas, ar jūs masažus, ar jūs viešbučio verslas, ko kiekvienas pirkėjas ieško naudos. Mes kiekvieną kartą atidarydami duris svetimam žmogui, ko mes iš jo norim naudos. Nesvarbu, draugas, teta, močiutė, tėtis. Pagalvokit apie šitą mano mintį. Mes tokie esam žmonės, mes iš kiekvieno ieškom naudos. Tai nereiškia, kad aš savanaudis. Ne, tai kad savanaudis, bet tiesiog, mes toksai yra, imi duodi, tas toksai ratas sukasi, ne? Tai va ir čia, kiek tu duosi tą auditorijai savęs, tiek jinai iš tavęs ir paims, tai tiek ir taps tavo to pirkėjų. Ir žmogus pirks ir tada ne tik kiek paslaugą, bet ir emociją, nes ten, nežinau, sakys, vadžinai, ta teisininkė, tai irgi, žinai, turi ir vyrą, kuris valgo cepelinus. Įsivaizduoji, mano irgi valgo cepelinus. Supranta, kaip va, ir jie tu įsivaizduoji, jie varo ten į tą kavinę pavalgyti, varom ir mes. Čia, o kas tokia varo? Ta varo, va ten pavalgyti, davai ir mes. Ir toksai užburtas ratas gaunasi, kad tu gali parodyti nebūtinai ten savo vyrą, žmoną ar ten, nežinau, vaikus, bet tu gal kažkur, kur pietauji, kur vakarieniauji, tai kuria apie tave visą tavo vaizdelį. Net šiandien ryte kažkaip su makiažo meistra kalbėjom, sako, man seneliai visada pasakydavo, kad kaip turguje prekiauja pieno produktais, atkreip dėmesį, ar švarus žmogus. Nes jeigu ta mazgotė smirdės, tai žodžiu ir tas sūris smirdės, ir jeigu žmogus nešvarus. Tai čia lygiai taip pat, kiek norės, tai toksai turbūt mano patarimas būtų visgi kažkiek parodyti tai socialiniai erdvei savo asmeniškumo, šiek tiek kiek galima. Nesvarbu kokio, nežinau, gal kažkokią aprangą, gal mitybos kažkokius principus ar kažką, nes tai vis tiek duoda sėkmės. O jūs pastebėjot, kad šita mūsų verslo isterija patapo tiek daug patarimų reklamos srity ir smulkiems verslams, gerų patarimų
reziumė ir vat, vėlgi tai yra įrodymas, kad blogos istorijos kuria geras istorijas, na tai blogos patirtis, gal nesmagios kartais patirtis ir tavo viena iš tų, kurią tu šiandien pasidalinai tarsi kaip ir isterija, kuri tau kaip smulkaus verslo savininkiai nutiko ir kartais nutinka ir nebejoju, kad mums visom nutiks ateityje dar kažkokių tokių, bet vėlgi išmokti reaguoti ar ne, išmokti brėžti ribas. Ir ką, Miglė, dar pridurtum su Gintarė, rezimuojant? Turbūt, kad daryti, ar ne, kad nebijoti daryti. Aš manau, tas yra labai svarbu. O Gintarė, ką norėtum va čia tiesiai į kamerą savo žmonėms, ne savo, bet verslo isterijų žmonėms, kurie klauso, kurie žiūri, ką norėtum pasakyti? Tiesiog palinkėsiu nebūti užsidariusiems, atverti savo širdį, žinoma, kiek galite atverti savo širdį. Truputėlį įsileisti į asmeniškumus, bet irgi ne per daug, brėžti ribas, mokėti jas brėžti. Tam šiai dienai yra tikrai ir daug knygų, daug marketinginių dalykų, triukų ir taip toliau, bet tiesiog nieko nevaidinti, labiausiai turbūt taip, nieko nevaidinti, būti savimi. Bet jeigu jūs esate tokie jautrus kaip aš, tai jūs tiesiog visą tai pereisite, bet jūs jau žinosite, ką jūs pereisite, nes aš jums viską papasakojau. Bus drąsiau, taip kad nebijokit. Iškart, man kažkas sakydavo, iškart nepatinka blokuok, tai žinokit blokuokit, bet visgi išlikit mandagus savo klientams, nes jie yra jūsų klientai, jie gal ateityje bus jūsų pirkėjai, o gal jūs kažkur apšnekės ar taip toliau. Man atrodo, mandagumas, orumas, savo savęs išlaikymas, tikrai jokių nesikolioti socialiniuose tinkluose, jokių piktų komentarų ar ten negražių, jokių būdų nesikreipti į savo klientus. Nes jeigu ir į mane, kaip į kurie kreipiasi tai aš įsižydžiu, išgirskite. Man nepatinka, kai svetimas žmogus ateina ir sako, nu tu Gintarė, ką tu? Ir aš galvoju, iš kur čia jie mane pažįsta, aš tai jų, kas čia tokia, aš tai jų nepažįstu, galvoju. Tai, tas toksai, va čia irgi ribos truputėlį perėjimas toksai, bet tiesiog būkime mandagūs socialiniai erdvėje, tai jeigu būsite ir jūs mandagūs, tai ir su jumis bus mandagiai elgiamasi. Čia norėtųsi Gintarė net paploti. Taip, ačiū labai Gintarė. Tai ne tik paploti, bet ir dovanas padovanoti norėtųsi, tai norim padovanoti sau tau. Tai jau jūs galite sakyti tu, tai mes jau pažįstam. Padovanoti nuo savo tinklalaidės draugų Biswift dovanėlės. Taip. A čia atsistoti reikėjo? Labai padėkoti tau, kad atvykai. Kokia maža. Ačiū tau labai. Galim biškai prisėsti, dar akimirkai, ką mes norim dar pasakyti savo žiūrovams. Jeigu jums patiko šitas epizodas, paspauskite laiką, taip pat pasidalinkite su savo draugais, kolegomis, kam tai būtų aktualu. Ir taip pat, jeigu norite, kad jūsų verslo isteriją pasidalintume pas save tinklalaidėje, galite komentuoti po šiuo epizodu verslo isterijos. Na va, o mūsų paskutiniai šio epizodo štrichai ir Gintarė išpakavo savo dovanas. Labai norėjau šitų marškinėlių tiems, kurie nebijo klysti. Va, fainai. Nebijokite ir jūs klysti ir tikiuosi, kad iš Gintarės isterijos jūs tikrai paimsite visą, ką galėjot geriausiai ir tai kaip gerą patirtį paversite. Teisingai? Taip, teisingai. Ačiū. Ačiū. Ačiū.